Sveiki, šiandieną turime neeilinę svečią, Ingridą Šimonytę, 18-osios vyriausybės premjerę. Ir su Ingrida yra apie ką šnekėti, šiaip jau prieš šį pokalbį čia įvairių pašnekesių buvo, bet mes Ingridą pasikvietėm su Aušra pirmiausia tam, kad pašnekėtume apie dabar vykstančią mokesčių pertvarką ar ne reformą, ar kaip ją ten vadina, pakeitimus, mokestinių pakeitimų projektą. Bet, neišvengiamai, kadangi jūs čia esate, tai klausime ir tokių tolimesnių dalykų, kurie išeina toliau į ateitį. Tai aš tikiuosi, Aušra taip pat įsijungs į šį pokalbį. Ir pretekstas pašnekesiui buvo tai, kai pas jūs atėjo 72 asociacijų atstovai ir pradėjo skųstis, kad štai dabar socdemai jaučia tą tokią mokestinę pertvarką įvedinėja ir reikia užtarėjų, tai ironija tame, kad atėjo pas jūs pasiskūst. Ir tada LRT buvo toks komentaras, kad jūsų beje, jūs buvo cituojama, tai nežinau, kiek ten teisingai buvo cituojama, bet sakėt, kad nesąmonių neremsime. Tai dabar vyriausybė jau yra pateikus Seimui tų pakeitimų projektų, reiškia visą tą paketą. Ir ar galit dabar pasakyti, ką laikote tenais tokiu sveiku grūdu, kurį vertėtų palaikyti ir kurį, sakytumėt, palaikytumėt kaip konservatorė? Ir ką laikot, tokiu labiau lopimu ar pataikavimu savo elektoratui, ar dėl kažkokių tai kitų priežasčių nepalaikytumėt? Tai panašiai ir pasakiau, kad už nesąmonės nebalsuosim, bet už nesąmonės dažniausiai ir nebalsuojam. Tai dabar klausimas yra toks. Ta prasme, ar tu gali paimti vieną įstatymo projektą ir iš jo išsirinkti tai, kas tau atrodo priimtina ir tik tai balsuoti už tai? Tai taip negali, nes tu balsuoji vis tiek už visą teisės aktą dienų gale. Tai tame pakete, tarkim, gyventojų pajamų mokesčio pakeitimuose yra dalykų, kurie yra ir mūsų pačių siūlyti, ir seniai apie tai kalbėta, kaip pavyzdžiui, skirtingų pajamų rūšių apmokestinimo netolygumas, arba tai, ką Raimondas Kuodis labai mėgsta vadinti gyvulių ūkio, ne? Bet irgi tik iš dalies. Bet yra kai kurie dalykai, kurie atrodytų priimtini, bet tuo pačiu metu yra keitimai, kurie arba bus keitimai, arba yra inkorporuojami keitimai, kurie tą logiką griauna ir, pavyzdžiui, įveda kažkokius naujus netolygumus ar naujus kažkokius tai keistumus. Pridėtinės vertės mokestis labai geras pavyzdys. Nusprendė vyriausybė, kad jį panaikins arba sumažins ženkliai praktiškai visas pridėtinės vertės mokesčio lengvatas. Kažkur ten panaikino iš vis lengvatą, siūlo panaikinti, kažkur siūlo padidinti lengvatinį tarifą. Ok, ir tuo pačiu metu sako, bet mums reikia dabar lengvatos daržovėm ir vaisiam. Nes mes taip nusprendėm. Vieną lengvatą mes įveisim, nes daržovės ir vaisiai yra sveika. Tai centrinis šildymas irgi sveika, kai yra šilta namuose. Tai yra vienintelė PVM lengvata, kuri tiesiogiai patenka vartotojui, skirtingai nuo visų kitų PVM lengvatų. Žmonės nuo centrinio šildymo yra daugiau mažiau priklausomi, labai priklauso nuo to, kaip gerai savivaldybė tvarkosi su centrinio šildymo ūkiu, kadangi ir čia turim visokiausių tų pavyzdžių. Tarsi galėtum galvoti, kad iš tų dviejų lengvatų galėtumėm ilgą teologinį debatą turėti, kuri yra socialiai teisingesnė. Bet su daržovėm, ką tikrai galim pasakyti, kad visų pirma vaisiai ir daržovės, tai ten yra, nežinau, ir avokadai, smidrai ir tie vaisiai, kurių pavadinimo aš net nežinau. Ir aišku, bulvės, ropės ir obuoliai ir bananai. Tai pirmas dalykas. Antras dalykas, kad vis tiek gyvenam rinkos ekonomikoje, daiktas kainuos tiek, už kiek bus jį pasirengę pirkti žmonės. Ir ta PVM lengvata, jie tiesiog grandinėje kažkur prapuls ir kiek bus žinių. Tai tų pavyzdžių esame daugybę kartų matę. Vėlgi, gyventojų pajamų mokesčio įstatymas, jis yra toks įdomus tąja prasme, kad yra šalia dar vienas įstatymas, kuris yra ne vyriausybės siūlomas, bet niekiek nebejoju, kad Seime bus priimtas.
Tai yra prezidento inicijuotas pasiūlymas grąžinti atgal papildomą neapmokestinamą į pajamų dydį už vaikus. Ne tik vaikų pinigus palikti, bet dar ir tau Kurie pridėti. buvo panaikinti ir pakeisti vaiko Tai pinigais. čia tas pats ir yra. Tada buvo ne visiškai tas pats, nes tada buvo 30 eurų maždaug mokestinės naudos už vaiką, buvo padaryti 30 eurų vaiko pinigai, bet jie buvo skirti ir tiem vaikam, kurių tėvai neturėjo galimybės pasinaudoti PMPD. Tai yra visiems vaikams, ne universali vaiko išmoka. Vat buvo pereita prie tokios sistemos. Kad būtų aišku, apie ką šnekam, tie vaiko pinigai buvo mokami kaip subsidija už vaiką ar kaip mokestinė lengvata? Anksčiau jie buvo mokestinė lengvata ir kadangi ta mokestinė lengvata vis tiek priklausė nuo pajamų, nes tu galėjai turėti per mažas pajamas ar iš vis neturėti apmokestinamųjų pajamų, kad realizuotum tą lengvatą ir tada negauni tos subsidijos. Tai buvo nuspręsta valstiečių socdemų vyriausybės laikais, kad tai yra neteisinga. Ir galim galvoti, kad yra ir nelabai teisinga. Jeigu mes jau norim visus vaikus vertinti vienodai, tai yra neteisinga. Taip, yra tas klausimas, ar labai turtingiam tėvam reikia vaiko pinigus mokėti, bet ir mokesčių lengvata. Tas klausimas yra lygiai tas pats, nes labai turtingi tėvai galėjo naudotis daug labiau, daug lengviau, kadangi tikrai turėjo pajamų pasinaudoti gyventojų pajamų mokesčių lengvata. Reiškia, to buvo atsisakyta. Pereita prie išmokų vaikams. Iš pradžių tas dydis buvo tas pats, tiesiog perskaičiuotas į išlaidų, į subsidijų pusę tie patys 30 eurų. Vėliau per laiką, kadangi buvo indeksuojamos ženkliai socialinės išmokos per pastaruosius keletą metų, vaiko išmoka dabar yra 122 ar panašiai eurų. Netgi daugiau negu 120. Taip, per mėnesį. Tai yra 4 kartai per 5-6 metus. Jokie kiti ekonominiai parametrai, nei darbo užmokesčiai, nei pensijos, nei jokie kiti dydžiai tikrai šitaip greitai neaugo ir tai yra jau solidi suma, nes kai bandau pasiklausti žmonių, kurie augina vaikus, pavyzdžiui, užsienio valstybėse ir įvairiose gerovės valstybėse. Savo seserį šneka. Bet aš kalbuosi ne tik su savo seserį ir su kitais žmonėm taip pat kalbuosi, tai ta suma yra... Švedija eina kalba. Bet yra atkreipkite sesę Švedijoje. Bet Švedija tą galiu irgi paminėti, tai skirtumo labai didelio nėra. Tiek, kiek yra skirtumas, sakykime, biudžeto dydžiuose ar kažkokiuose kituose parametruose tarp Lietuvos ir Švedijos. Tai yra, tikrai žmonės, kurie augina vaikus, pasakys, kad to nepakanka. Kad vis tiek reikia daug išlaidų ir daug visokiausių poreikių ir tai yra faktas. Bet pagal savo biudžeto galimybės ypatingai, aš sakyčiau, kad tai jau yra solidi išmoka. Bet ponas Nausėda nusprendė, kad jis nori grąžinti papildomą neapmokestinamą pajamų dydį, įregistravo tai siūlant įstatymo projektą, įregistravo dar praėjusioje kadencijoje, bet matyt, kad tikėdamasis ar nesitikėdamas kažkokio labai didelio palaikymo, nes mano supratimu tas siūlymas yra ir nelogiškas, ir į kontekstą nepataikantis, ir kainuojantis nemažai, o kai tu sieki kažkokių fiskalinių tikslų su savo mokesčių reforma, tu tuo pačiu metu tuos fiskalinius tikslus mažini, nes vykdai užgaidą, aš sakyčiau, tokį žodį čia. Gerovės valstybės, kaip sakant, įgyvendinimo manifestacija. Aš nežinau, kieno čia įgyvendinimo manifestacija, bet man atrodo, kad čia toks, kai sako duos, o paskui pavis ir dar duos. Tai toks maždaug, nes ką reiškia politikam manifestuoti gerovės valstybę už svetimus pinigus. Jiegi manifestuoja gerovės valstybę už svetimus pinigus. Bet aš šitaip užsigeidžiau, aš pasiūliau tokį dalyką, gražu vaikams, šeimoms, parama, viskas, kam nepatinka. Tai jeigu tie pasiūlymai būtų priimti, tai būtų ir vaiko pinigų subsidija, ir dar papildomas neapmokestinamas pajamų dydis. Tiem, kurie turi pajamų. Ir galėtų pasinaudoti. Ir tu gali sakyti taip, gerai yra skatinti žmonės dirbti. Geriau skatinti žmonės dirbti, negu nedirbti. Bet tai gal tada jau per universalų neapmokestinamą dydį labiau paskatinti žmonės dirbti, jeigu jau nori išleisti kažkur mokesčių mokėtojų pinigų kažkokiai mokestiniai subsidijai, kad skatinti žmonės dirbti, negu kad šita taškinė priemonė, juoba, kad mes dėl gerų priežasčių tos priemonės esam ką tik istoriniam laikę vertinant atsisakę. Tai kada visą tai sukrenta į vieną krūvą,
nu tai tada tu vis tiek žiūri į įstatymo projektą kaip į tam tikrą visetą ir arba tu gali už jį balsuoti, arba ne. Imkim tą patį nekilnojamo turto mokestį. Tai čia etapų milijonas, jau dabar yra 8. Ir taip, tą mokestį, kurį mes dabar turim, nu, jis yra toks buržujaus mokestis, kur mes galim ilgai intelektualiai diskutuoti, nuo kurios ribos tas buržujus prasideda, todėl kad kažkada jis buvo įvestas krizės metais nuo 1 milijono litų. Buvo taip įvertinta tuo metu Seimo, kad va čia jau nuo ten prasideda turčius. Nuo 2011, man atrodo, jis yra taikomas, kad va nuo čia prasideda turčius. Paskui, kai buvo perskaičiuota į eurus ta suma, ji buvo sumažinta. Ir Lietuvoje nekilnojamo turto mokestis yra komiškas dar ir tąja prasme, kad jis apmokestina iš esmės kažką, ką mes galvojam, kad yra prabanga, bet apmokestina tik nekilnojamo turto klasę. Nėra ten nei jachtų, nei Porschų, nei finansinio turto jo labiau, ne? Jeigu tu turi ne būstą už milijoną, o ten atitinkamo kito turto, tai tada vienu atveju tu moki, nes tu esi turčius, kitu atveju tu nieko nemoki, nes tu nesi turčius, nors tavo grynoji vertė yra gal net gerokai didesnė. Tai tas slengstis vėliau dar per tą pačią Karbauskio laikų mokesčių reformą jis buvo sumažintas. Nors tai yra, šiaip pagal logiką nekilnojamo turto ar ten pajamų mokesčio, logika yra tokia, kad bet kokie slenkščiai jie visą laiką yra peržiūrimi pagal infliaciją ar pagal ten dinamiką turto rinkos, tarkim, pagal darbo rinkos dinamiką. Jeigu dydžiai kyla, tai indeksuojasi į viršų. Pas mus indeksavosi žemyn. Nu ir aišku, kad kerėpliškas tas mokestis, reiktų jį pertvarkyti normalų nekilnojamo turto mokestį ir atskirais etapais tie siūlymai jau beveik į tą pusę ėjo. Bet paskui vėl kažkas apsisuka, kažkas užkliūna už kažko, labiausiai turbūt Žemaitaitis už komentarų apie save savo Facebook'e. Ir prasideda tos variacijos, kurios nesibaigia. Ir tada skirtingai nuo skirtingos situacijos tai gali būti arba, pavyzdžiui, tik didžiųjų miestų gyventojų ir kurortų mokestis, arba dar kažkas tai. Ir aš nežinau, tiesą sakant, su kuo ateis biudžeto ir finansų komitetas į plenarinių posėdžių salę kitą savaitę, aš nežinau. Tai kaip aš galiu pasakyti, kad aš tai balsuosiu ar nebalsuosiu? Leiskit paklausti apie kitą dalyką. Nes dabar jūsų eilė, bet šiaip jau, jeigu man labai įdomu paklausti. Aš gal vieną dalyką paklausiu ir gal netgi po to išaiškės, kad klausimas yra iš pačios. Mane visą laiką domina. Šiandien man viena, mano skaitytoja, partijos narė, mūsų partijos narė, man parašė, kad aš įdėjau iš ryto tekstuką temą, kad mes labai mėgstame ekonomiką matyti tik tą pusę, kurią norime. Ir mes turime kokią nors tezę, tai vieni šaukia, kad tai yra mirtinai blogai, kiti šaukia, kad tai mirtinai gerai, bet niekas nebando balansuoti ir ieškoti balanso, kas ir yra politika kompromisas. Ir aš parašiau, jeigu panašią mintį, kuri buvo tavo rinkimų, kai tu ėjai pirmą kartą prezidentus šūkio esmė tikriausia. Susitarkime, kad vis dėlto, jeigu mes norime kažkokių tai viešųjų paslaugų, tai tuo pačiu mes norime didesnio viešojo sektoriaus. Tiesiogiai tai reiškia, o ne mes norime daugiau ir labai gerų paslaugų, bet viešojo sektoriaus mažesnio. Mažinam mokesčius ir visai ieškom būdų išeiti iš to mokėjimo. Ir ta moteris klausė, ir tas klausimas turbūt ir yra tas, man atrodo, vienas esminių mūsų politinio mentaliteto klausimų. Jinai man sako, aš pasityčiau iš šito, kad jeigu jūs norite daugiau pagalbos ten pensininkams, gydymo geresnio, susitvarkyti su imigrantų krize, nes tai brangu, ir taip toliau. Reiškia, tai kokia gali būti kalba apie mažesnį viešą sektorių. O jinai man rašo, mūsų žmonės nori mažesnio sektoriaus, nes jie yra racionalūs. Tada aš kažkaip pasimetu. Pirmiausia, gal aš nesuprantu, ką reiškia žodis racionalus. Man atrodo, tai reiškia sveikas protas ir jeigu tu nori nupirkti brangesnę daiktą, gerą, pavyzdžiui, švietimą ar gerą mediciną, tu tiesiog brangiau moki. Tai ar visos šitos reformos, kaip nors, kur nors, šitą elementą racionalumui neša, ar tai yra tiesiog, nes dabar ir iš to, ką aš dabar girdėjau, tai yra pageidavimų vakarėlis. Man prašome šito pirago, šito tai nevalgau, tai šitą neškit lauk. Tai palauk, tai kas čia yra? Tai čia klausimas yra tikslo, nes man atrodo su šitais mokesčių pakeitimais dabartiniais,
Tai didžiausia problema yra tikslo. Todėl, kad prasidėjo visa diskusija nuo to, ką aš įvertinčiau kaip fiskalinį tikslą. Nes nuo ko prasidėjo? Nuo debato apie gynybos finansavimą. Vis dėlto visa ko pradžia buvo, kad atsistojo VGT ir pasakė, kad bus 5-6% BVP gynybai, bent jau artimiausius metus, bet dabar... VGT tu turėjai galvo valstybės gynimo taryba. Taip. Dabar iš tų paskutinių deklaracijų, tai jau suprantu, kad jau vyriausias ginkluotų pajėgų vadas jau kalba nebe apie artimiausią laikotarpį, o apie tai siekinį visą laiką. Ai. Nes čia Vilniaus samito deklaracija, reikia siekti 5 visiems, nu jau ne 5 metam, kol pastatysim diviziją ir brigadą, o suprask visam laikui. Tai reiškia, kad jau tam tai tikrai reikia tvarių pajamų, nes net jeigu tau Europos komisija būna tokia maloni ir suteikia galimybę lengviau skolintis kurį laiką, gerai, tu gali sukurti už tuos pasiskolintus pinigus infrastruktūrą, bet tu tada turi skaičiuoti kiek išaugs tavo skola ir kas bus su skolos tvarumu, kas yra dar svarbiau, kiek išaugs tavo skolos aptarnavimo išlaidos, kurios įspaudinėja nacionalinės išlaidas, ir kiek tau galiausiai kainuos ta infrastruktūra po to, kai ji bus sukurta, nes jį prašys valgyti. Ir bet kuriuo atveju, kiek beskaičiuotum, ta sukurta infrastruktūra jį prašytų valgyti bent kokio 1 papildomo procentinio punkto nuo BVP. Reiškia tvarių pajamų. Ir nuo to prasidėjo diskusija. Bet paskui, kadangi komisija priėmė sprendimą dėl išimties dėl gynybos finansavimo, jau žiūrėk, mes galim apie kažką nebegalvoti, nes mes tiesiog pasiskolinsim, o tų tvarių pajamų tegu ieško Puškinas 28 metais, ta kita vyriausybė, kurie ateis, tegu jis suka savo galvą, nes mums dabar nereikia apie tai sukti galvos. Ir tada tas fiskalinis tikslas, jis pasidarė truputį nebe fiskalinis, gal truputį ne gynybai, kažkokiem kitiem pažadam rinkiminiam, ir politikai ateina su savo rinkiminiais pažadais, norėtų juos įgyvendinti, tarsi natūralus dalykas. Bet tai tie kiti pažadai, tai kas? Jeigu ne gynyba, tai tada kas? Tai ką jūs norite daryti su tais dalykais? Galiausiai mokesčių reforma ar tie pokyčiai galėjo vykti dėl elementaraus teisingumo. Ta prasme, dėl to, kad tu tiesiog nori ne tiek sieki fiskalinių tikslų, kiek sieki mokesčių sistemoje išspręsti tas problemas, kurios bado akis. Tiesiog. Ne, pagrindinė problema, jeigu leista man bus pasakyti, susidaro tokia, kad šitą šalį turi tempti viešasis sektorius. Logika žmonėms sukalta į galvą, kad viešajam sektoriui niekas nieko neveikia ir tik vartoja mokesčių sukurtus. Nesąmonė, bet naratyvas labai gajus. Taip, tai mokytojas, gydytojas, kadangi nieko neveikia, tai gali mokėti 2 kartų, dar 3 kartų daugiau, man tu buvo net iki 3 kartų daugiau, negu koks nors ten, kokie nors ragai, nagai, garbanoti plaukai, kurį pardavinėja internete kremukus, neaišku kokius. Nes, tipo, influencerė. Taip. Ir jeigu, pavyzdžiui, tu galvoji... Tai čia net nebe teisingumas, čia jau sveiko proto problema. Ne, bet tai jeigu tu galvoji apie tai, kad gerai, reikia didesnio viešojo sektoriaus, didesnio perskirstimo, tai vis tik pirmiausia kažkaip būtų gerai tuos netolygumus išlyginti, nes iš moralės pozicijos tada jau yra teisingiau paskui eiti ir kalbėti apie kažkokius bendrus mokesčių padidinimus visiems, dėl to, kad reikia daugiau gynybai, daugiau sveikatai, ar daugiau keliams ir kitai infrastruktūrai. Bet kol tu šitų dalykų nesutvarkai, tai tol bet koks kitas mokesčių didinimas, jis tiesiog krenta ant galvos tų, kurie ir taip daugiau moka. Žmonės nepasitikė tų mokesčių sistemą kaip institutų, tai institucija ar institutų. Ir tas nepasitikėjimas vėl kuria savo tokį uždarą neigiamą ratą. Todėl aš ir matau tą problemą, kad sakau, kad čia visiškai pasimetė tikslas, jau dabar nebeaišku, tai ką jūs norit padaryti, ar jūs norit ištaisyti mokesčių sistemos klaidas, taip sakykim, ar jūs norite papildomų pajamų, kuriuos jūs kažkokiu būdu ten išdalinsite savo pažadų vykdymui. Ir aš nemanau, kad tas prie pasitikėjimo labai smarkiai prideda. Manau, kad iš to, ką aš matau, skaitydama, ir savo burbulę, kai atbėga žmonės, žmonėms atrodo, kad tiesiog nori iš jų dar kažką atimti. Ir neaišku kam. Bet kas visada naratyvuose prapuola, tai tikslas arba... Jeigu taip jau tiesiai, tai ką su tais pinigais darys? Bet čia ilgametė problema. Ne, tai jinai čia 35 metų problema. Man atrodo, kad mes tam debate jau mudvi tai tikrai dalyvaujam pakankamai ilgai, jūs dar už mane 2 kartus ilgiau. Laikiai nusibodo, bet atgyja visą laiką šitos, čia kaip piktžolės daržė ravėt. Mes šiandien prieš tai kalbėjome apie piktžolės ir ravėjimą daržo. Tu kiekvieną dieną užauga ir tu vieną dieną arba toliau ravi, aš bandau, bet man vis sunkiau sekasi.
Arba tu atsistoji ir pasakai, nu darykite jau. Ir jeigu galiu grįžti vat, prie to tų skundų, ne, asocijuotų struktūrų, verslo bendruomenės ir taip toliau ir panašiai. Pastebėjot, kad jie auga taip kaip grybai po lietaus. Per jūsų reformos laikais buvo 54 asociacijų laiškas. Paskui jau su šia reforma atėjo 72, dabar jie sako, kad yra 200 tų asociacijų. Tai kas čia vyks? Ja, tai, Pavasaris. Bet aš pagaliau atėjo pavasaris, atšilo ir nustojo snigti ir išaugo. Ne, rimtai kalbant, kai buvo diskusija apie mūsų mokesčių reformą ir mes tada buvom labai ilgai kritikuojami, kad kodėl mes kalbamės, kažką aiškinamės, bandom kažką klausyti, ieškoti kažkokio racionalaus grūdo, juk nerasim niekada to racionalaus grūdo. Nu ir sunkiai radom. Iš tikrųjų, kai nuėjom į Seimą, buvo tas pats, buvo tie patys prieštaravimai ir buvo tas pats teiginys. Žlugs Lietuva ir verslas. Ir aš jį klausau 35 Žlugs metų. Lietuva ir verslas nuo tų pakeitimų. Žlugs arba emigruos. Dar yra migracijos naratyvas. Nu, jeigu tu numiriai, tai ir išvengiamai tas nėra. Tie pakeitimai nebuvo priimti, jie Seime numiro. Dabar mes turim temą iš naujo, tai per procesą niekas ten labai smarkiai su tom asociacijom nematė reikalo nieko derinti. Ta prasme, procesas buvo visai kitaip organizuotas, kas mano nuomonė nėra gerai, bet čia jau skonio dalykas. Bet dabar ir vėl yra pasaulio pabaiga. Ir man atrodo, va čia yra viena iš didžiausių problemų. Todėl, kad mūsų verslo bendruomenė kiekvieną tokį pakeitimą visą laiką jį reaguoja kaip į pasaulio pabaigą. Ir taip ir susiklosto tas naratyvas, kad nu, tas pasaulis kaip nesibaigia, taip nesibaigia, bet mes jokių sprendimų negalim priimti dėl to, kad viskas yra pasaulio pabaiga. Ir tada mes diskutuojam, kad reiškia, čia konkurencingumui blogai atsilieps, čia tam manam blogai atsilieps, bet atsakykite klausimą, kodėl yra taip, kad tos šalis, kurios turi labai didelius mokesčius, jos yra ir pačios konkurencingiausios. Vat ir labai paprastas atsakymas. Todėl, kad konkurencingumas yra ne tik tai, kiek tu moki pelno mokesčio, bet kokia yra tavo darbuotojų kvalifikacija, kokia yra jų sveikata, kokia yra infrastruktūra, kokie yra kiti dalykai, koks yra saugumas. Ir visa tai yra tik viešojo sektoriaus ar viešųjų finansų dalykai. Ir kai žmonės sako, mūsų keliai blogi, blogi, nu tai reikia juos taisyti. Tai reikės, juos taisant reikės papildomų lėšų. Are you in? Ne, mes ne. Valstybė turi tvarkyti. O kas ta valstybė? Valstybė turi tvarkyti kelius. Ir žmonės turigi labai adekvačią, teisingą nuomonę apie švietimo kokybę, daug žino apie aukštąjį mokslą, apie sveikatos sistemą, apie infrastruktūrą. Bet kažkaip niekaip nesuriša to dalyko su savo konkurencingumu, nors mano supratimu ryšys yra tiesioginis. Tai vat jeigu iš šito pavyktų išeiti, tada gal ir galėtų būti ta diskusija, kad žiūrėkit, čia yra reikalingos papildomos išlaidos dėl to, kad yra reikalingos va tokios ir tokios investicijos. O dabar dauguma žmonių darosi išvadas iš anekdotinių atvejų, nu kažkas kažkur neteisingai išleido 500 000 eurų. O vat jei nebūtų tokių 500 000 eurų, tai tada nereiktų mokesčių kelt. Nu, geriau, kad nebūtų tų po 500 000 eurų. Aš tikrai nuoširdžiai norėčiau, kad jų nebūtų. Norėčiau, kad valdžioje nebūtų vagių, korumpulų ir visokiausių kitokių žmonių. Norėčiau, kad tas pasitikėjimas, kuris Skandinavijoje vyrauja, kad aš sumoku mokesčius didelius, bet iš esmės tai, kas man grįžta, yra sąžininga. Ne į mano kišenę, bet man sąžininga kaip tam tikro didesnio dalyko visuomenės nariui. Tai aš tą vertinu kaip sąžininga ir dėl to tebūnie, žinai. Bet tam tu turi pasitikėti žmonėm, kurie priima sprendimus. Pasitikėti sunku, aišku, ypatingai dabar, kai skandalizuoti tą viešą erdvę galima bet kokiu įvykiu, nu, ir gyvenamgi dabar vis tiek. Kai sako, vieni vieną, kiti kitą. Bet su socialiniais tinklais tas tik tai stiprėja. Ir ta galimybė natūraliai, kažkur kalbėti, aš nematau jokio skirtumo tarp tai, kaip ironizuoja viską Tapinas į vieną pusę ir Janutienė. Kai aš pasižiūriu logiką, ta pati visur vagiai, tik tai skirtingi vagiai. Tai, o iš tikrųjų problema visiškai ne ten, nu labai teisingai sakai, kad konkurencingumas yra ne apie tai, kad Janulevičio ir jo Hebrutei nereikėtų mokėti mokesčių, o apie tai, kad sistema funkcionuotų. Nu, tiesiog sociumas mūsų, o sociume yra daugybė dalykų kitų. Leiskit man užduoti kitą ir tokį labiau techninį klausimą, bet jis yra vis tiek svarbus šių pakeitimų kontekste, ne, dividendų apmokestinimas.
iš pat pradžių tuose pasiūlymuose buvo skliausteliuose parašyta, kad visos pajamos sumuojamos išskyrus dividendai. Ir paaiškinimai buvo keli. Vienas paaiškinimas buvo, kad dividendai 2 kartus apmokestinami, bet tai nereiškia, kad jie neturėtų būti sumuojami su bendromis pajamomis, ar ne? Bet čia toksai lengvas pasiteisinimas. Antras buvo finansų ministro išsakyta tokia nuomonė, kad dividendai yra tarsi finansų sistemos kraujotaka. Ir jeigu mes paliesim dividendus, tai verslai, kurie ir šiaip negali finansuotis iš bankų, nes bankai labai nenori skolintis, praras tą alternatyvų į finansavimo šaltinį, ir viskas vėl žlugs. Tai čia buvo Rimos Urbonaitės pokalbyje Laisvės TV šitie dalykai išsakyti. Ir kažkaip tai ta dividendų bendro neskaičiavimo tas klausimas, jisai praslysta be jokios kritikos, niekas jo nekvestionuoja. Ką jūs apie tai manote? Pirmiausia, ar manote, kad dividendus reikėtų vis tik tai skaičiuoti kartu, nors apmokestinti būtų galima skirtingai dėl dvigubo apmokestinimo? Ar jūs irgi laikotės nuomonės, kad dividendų liesti negalima ir čia yra kažkokia šventa karvė, kuri užtikrina alternatyvų finansavimą mūsų verslui? Bet jeigu žmogus išsiima dividendus, tai akivaizdu, kad jisai jau juos greičiausiai išsiima galutiniam vartojimui. Nes priešingai, arba kaip ponas Paluckas tam, kad įsisteigtų seserinė įmonė, kuri galėtų paskui gauti lengvatinę paskolą. Nes šiaip galėjo dukterinė įsteigti įmonę ir būtų nereikėjo šito daryti. Ministras tą patį sako, kad geriau, kad akcinis kapitalas liktų įmonėje, o nebūtų paskirstytas kaip dividendai. Ir tos investicijos būtų buvusios, tik tai tiek, kad įmonės tada būtų jau taip aiškiai susijusios, kad matyt, kad nebūtų labai padėję. Bet čia tuščia tą istoriją padedant, vis tiek dividendai tai jau yra akcininkų sprendimas nebepalikti pinigų įmonėje. Aišku, hipotetiškai gali būti, kad jie investuos tas lėšas į kažkokį kitą verslą, bet lygiai taip pat hipotetiškai... Darbo užmokestis gali būti. Hipotetiškai gali investuoti ten lėšas, kurias gausi pardavęs paveldėtą turtą. Arba algą savo taupiau ir nusipirktų investicijų. Ar savo turtą, tai aš čia to aiškinimo nepriimu. Su dividendais yra ta problema, kad yra, čia kaip mėgsta pas mus visi sakyti, verslas sumokėjo mokesčius, o mes visi žinom, kad mokesčius moka tik tai žmonės ir pelno mokestį taip pat moka žmonės. Mes žinom, bet žmonės, tie, kurie moka, paprastai nežino. Įmonė yra juridinė fikcija, įmonė yra negyvas daiktas, taip kaip valstybė nevalgo, nemiega, nefinansuoja, o visą tai daro mokesčių mokėtojų pinigais, iš esmės mokesčių mokėtojų vardu, ir tai yra žmonės, tai taip ir pelno mokestį, PVM, kurį perveda įmonės, viską moka žmonės. Ne? Tai čia yra akcininkas, kuris kuo daugiau įmonė sumoka pelno mokesčio, tuo mažiau jam lieka dividendų. Tas yra natūralu. Tai mokesčio naštą skaičiuojant, ta mokesčio našta vis tiek tenka jam. Tai mes turėjom skirtingų mechanizmų Lietuvoje. Turėjom labai aukštą tarifą dividendam, 29 berods, jeigu neklystu. Tada būtų iki turbūt 2002 ar kada naujas pelno mokesčio įstatymas įsigaliojo. Jo, čia pirmas nepriklausomybės dešimtmetis, buvo aukštas tarifas, bet tuomet įmonės pelno mokestis būdavo įskaitomas į žmogaus mokestį. Paskui buvo priimtas sprendimas apmokestinti atskirai, reiškia, įmonių pelną ir atskirai dividendus, nebetaikant jokios tarpusavio užskaitos ir taip iš esmės turint efektyviai ten 27 turbūt procentus mokesčio uždirbto pelno eurui, kas nėra jau tikrai maži mokesčiai. Dabar, kai mes kalbam apie tą pliusavimą į bendrą progresinę tą dėlionę suskaičiuoti, reiškia, jau galutinę mokestinę prievolę, keistai atrodo nedėti dividendų, kai, pavyzdžiui, yra įdedamos atsitiktinės pajamos, kurias tu gali gauti. Vėlgi iš to paties turto pardavimo, ne? Kažką pardavėjai ir staiga patapai tuo, kas moka ten 36 ar kokį nors aukštutinį, dėl to, kad tavo pajamos labai... Pajamos. Ar jūs nesutinkat, kad pastovios ar nepastovios, kad čia ta distinkcija yra labai svarbi? Aš sakyčiau, kad skirtumas tarp pajamų yra vis dėlto. Skirtumas tarp pajamų yra. Todėl, kad tuo atveju ir todėl pagal tarptautinę praktiką labai dažnai kapitalo prieaugis, dividendai taip pat, bet dividendai labiau dėl pelno mokesčių yra apmokestinami atskirai.
Nes kai mes kalbam apie kapitalo prieaugį, jeigu jūs uždirbote techniškai prieaugį, tarkim, pardavęs turtą, kurį ten, nežinau, turėjote 20 metų, ane, tai yra ne tas pats, kas pajamos, kurias jūs gaunate nuolat, nes jūs ten sukauptą infliaciją visą apmokestinsit ir taip toliau ir panašiai. Tai yra ekonominių niuansų ir ekonominių priežasčių, dėl ko šiaip tarptautiniai praktikoje paprastai tokios pajamos yra apmokestinamos atskirai. Bet jau jeigu šita vyriausybė nusprendė viską dėti, tai tada jau dėkit viską. Va čia aš jau tos kritikos, aš tą kritiką galiu palaikyti iš tos pozicijos, kad jeigu jūs dedate kitas pajamas, tai žinoma, dėkit ir šitas. Kodėl ne? Skaičiavot, kiek yra skirtingų būdų apmokestinti kapitalo prieaugį dabartiniuose įstatymuose ir kiek jų dar siūloma sukurti papildomai? Tai pradėkim nuo to, kad man atrodo, ką yra ir kolega Raimondas nekartą sakęs, kad apskritai turbūt, kad visi pamiršo diskusiją apie tai, kas yra pajamos. Ir pavyzdžiui, dėl tos pačios individualios veiklos apmokestinimo, kai mes kalbam apie labai skirtingus veikimo būdus. Vienas dalykas yra žmogus, kažkoks profesionalas, kuris ten maks gal nuomojasi kokį nors ofisą, turi kompiuterį ir ten nusiperka pieštuką ir dar kažkokią ten kitą reikalingą, galbūt nebaisiai sofistikuotą įrangą. Ir jo įplaukų ir pajamų skirtumas yra vienoks. O jeigu mes, pavyzdžiui, kalbėsime apie tą patį žemės ūkį ir apie tos pačius ūkininkus, kur tos materijos yra velniškai daug. Didesnės sąnaudos ir ekonominės pajamos yra tada mažesnės. Bet investicijos, jeigu jūs skaičiuojate, pavyzdžiui, srautų pajamas, tai jau tada, jeigu tu esi įmonė, tu turi išsiimti dividendus vartojimui. Jeigu tu esi fizinis asmuo ir tau tik tai suskaičiuos netinį rezultatą, labai gali būti, kad tu apmokestinsi kažką, kas vėliau turėtų būti investuota kitame mokestinėme laikotarpyje į gamybą ir į pajamų uždirbimą. Tai yra niuansų ir tų niuansų, man atrodo, niekas labai nesprendžia. Tiesiog sakau, va tokia, kažką įdėjom, kažko neįdėjom, kažką sumetėm, kažkas pradėjo rėkti, tą išbrauksim. Ir visa diskusija dėja va taip dėliojasi. Tai jeigu jūs dedate visą kitą, kodėl nedėti dividendų, nelabai suprantu. Gerai. Aušra, norit paklausti, ar Lietuvoje yra dvi savarankiškos veiklos formos. Tai yra individuali veikla pagal pažymą ir verslo liudijimai. Ir verslo liudijimai, toks jau man patinka tas palyginimas su evoliucinė biologija. Yra tokie gyvūnai, kurie 300 milijonų metų nepasikeitė. Tai toks nautilus pompilus yra. Tai man verslo liudijimai yra viena iš tų tokių ankstyvojo kapitalizmo formų, kur labiau priima tokį patentą, ar ne, kad leidimą veikti. Kaip jums atrodo, ar turėtų būti dvi veiklos formos, ar vis tik tai verslo liudijimas jau yra savotiškas, tokia atgyvena, kuri niekaip nepateisinama? Verslo liudijimas yra ta pati individuali veikla. Čia tik tai klausimas, kaip tu sumoki mokesčius. Ar tu moki mokesčius nuo realių pajamų, ar tu moki mokesčius tik į fiksuotą tam tikrą sumą, reiškia yra tas lump sum apmokestinimas, kuris ignoruoja tavo pajamas. Ir kur? Jeigu teiginiai apie tai, kad uždirbamos pajamos yra labai mažos, tai tada atrodytų, kad žmonės yra labai keisti. Nes kodėl jie nenorėtų mokėti mokesčių nuo realių pajamų? Jie tada mokėtų gerokai mažesnius mokesčius. Arba visai nemokėtų. Bet jie kažkodėl šito nedaro. Jiems labiau patinka nusipirkti tą fiksuotą sumą sumokėjus, reiškia, aš suprantu administracinį paprastumą. Turbūt daliai žmonių tai yra irgi tam tikras argumentas, kad man nereikia sukti galvos, aš ten sumokėjau ir nieks manęs paskui neklaus, kad aš ten turiu dar kažką tai primokėti, nes kiek man pasakė savivaldybė, sumokėjau fiksuotą GPM, fiksuotą sodrą, fiksuotą sveikatos draudimą. Ir žodžiu, mane visi paliko ramybėje. Bet šiaip, yra tas lump sum apmokestinimas ir kai kuriuose kitose valstybėse, tik tai tiek, kad nėra jo tokio, kuris visiškai nekoreliuoja su gyvenimu. Ir netgi ne tik žmonės kartais, netgi ir maži verslai, ta prasme, įmonės, maži verslai gali būti taip apmokestinami, pavyzdžiui, kokie nors restoranai šeimyniniai, ne? Įvertina maždaug mokesčių inspekcija, kad tu čia turi kiek, 4 stalus, per vakarą maždaug prasisuka tiek žmonių, tai tavo pajamos gali būti maždaug tokio dydžio ir tavo mokestis gali būti
racionaliai va toks, bet kad tau nereikėtų ten, žodžiu, labai sudėtingai visko skaičiuoti, tu esi mažas, tai mes va turim tą fiksuotą mokestį, tokių praktikų šiaip yra, bet tai nėra, kad mokestis nustatytas iš kepurės, bele koks savivaldybės politikų, nežinant nieko nesidomint ta veikla, ir tos veiklos yra pagal savo pajamingumą ir pagal savo pobūdį, aišku, kad visiškai skirtingos. Todėl, kad, aš tikiu, kad iš raidžių kalimo ant paminklų ar iš batų valymo, vargiai, ar gali kažkokias labai didelės pajamų sumas generuoti. Visus pajamos žinodama, kiek mokėjau už paminklą, turiu įvairių minčių, bet nežinau. Tai už paminklą gal. Ir ten raidžių visokių buvo daug. Už raidžių, seneliai, dėdės. Už raidžių kalimą aš tarsi... Raidės, prisimenu, buvo jų daug. Matai, žmonių 5. Turi likti ir verslo liudijimas, ir individuali veikla. Aš nesakau, kad turi, ta prasme, tai ir yra individuali veikla. Klausimas, ar turi būti žmonių kurios skirtingai apmokestinama, gali susimokėti fiksuotą sumą pajamų mokesčio. Manau, kad gali labai siauram sąrašui veiklų. Bet tikrai ne tokiam sąrašui veiklų, kuris yra dabar. Aušra. Aš ką tik pagalvojau dar vieną dalyką, kad galima versti knygą su autoriniu daug mokėti, tada su individualia veikla mažiau, bet irgi, tada su verslo liudijimu, aš nežinau, bent jau prieš kokius 5 metus dar buvo, ar dabar liko, nežinau. Gal nebėra jau. Bet dabar lik nebėra, bet aš dabar verčiu nemokamai, todėl kad man moka stipendiją. Už verdimą. Čia man dabar tik į galvą atėjo, kad tą patį darbą tu gali daryti labai įdomiai ir labai keistai. Tai tikriausia vis dėlto tas skirtingų veiklų išskirimas, jisai kažkokią ten logiką vidinę turi, bet apskritai daryti mokesčių, mano galva, ir aš noriu dar kartą paklausti, ar tai realu, reikia pradėti nuo tos, kuri šiandien išlindo, kas yra pajamos. Taip, tas Saimono ten formulė, kurią viskas... Padidėjęs gebėjimas vartoti. Tai, kur tarp kitko ir tas klausimas, kurį tu kalbėjai. Bet turėkit omeny, turėtume priskaičiuoti nerealizuotą pelną. Kiekvienais metais turėtume įvertinti kapitalo prieaugį, nors jis nebuvo realizuotas. Jūs įsivaizduojate tokią mokesčių sistemą? Ne, aš neįsivaizduoju tokios mokesčių sistemos, bet būtent dėl to, kad to neįmanoma padaryti, sakau, kapitalo prieaugis paprastai turi visiškai savo atskirą apmokestinimo sistemą, todėl kad... Apie tuos apibrėžimus, nes šiandien mes su tais apibrėžimais galime truputį užsišalyti. Bet diskusija, manau, irgi yra. Yra diskusija, kai susėdė žmonės virtuvėje prie stalo pasidalina dėl savo mokesčių, o yra diskusija, kai šneka profesionalai tame tarpe Seimo biudžeto ir finansų komitete. Nors suprantu, ponas Valius nežinojo, kas yra PVM ir tuo pačiu buvo to komiteto pirmininkas. Savo akim mačiau, galiu paliudyti, sakė, nesuprantu, apie ką čia šnekat, bet vadovauja komitetui. Bet aš tą ir noriu pasakyti ir iš dalies, ir klausimų, kai tu ten klausimus pasakėjai, kad būtų įdomu pašnekėti, yra tas profesionalų žvilgsnis iš šono. Taip? Nes, pavyzdžiui, irgi čia pas mus buvo išlindę vienoje diskusijoje, kai buvo skirma, Konradas, amerikietės, kad Amerika turi, Kongresas Jungtinių Amerikos valstijų turi tą vadinamą nepriklausomą instituciją, kuri paaiškina. Mes liktai irgi ją turime, tik kitų pavydalų kontrolė, jeigu aš gerai suprantu, tas gabalas, kurį audituoja mūsų. Valstybės kontrolė. Valstybės kontrolės ten yra aukščiausia audito institucija labiau, aš turiu galvoti. Bet kontrolės padalinys pas mus Lietuvoje. Tai, man atrodo, kai aš laiką pradedu galvoti, ar ką nors galima keisti, tai man atrodo, pirmiausia, pabandyti turėti tokią instituciją kaip tas auditas. Bet tas auditas rašo taip, kad ir aš skaitau jo tekstus galvodama. Bet normalus eilinis žmogus, jis tiesiog nesupranta, kad tai apie jį. Bet normalus eilinis žmogus ir neskaitys. Bet žiūrėkite, iš ko aš mokiau savo studentus? Aš atsidarydavau tos kongreso biudžeto ataskaitas ir jie turėdavo žmonės, kurie sugeba tai paaiškinti, kad aš galėdavau 10-okams mokykloje panaudoti. Ta prasme, kad vis dėlto mes iš žaidimo apie politiką, mes vis dėlto šnekam ne tik apie ekonomiką, šnekam apie politinę ekonomiką, taip, ir apie politiką.
iš mūsų žaidimo yra išimami žmonės. Žmonės politiniam žaidime dabar jau dalyvauja tik kaip tie, kurių reikalas pritarti kairiai arba nesvarbu kam ten. Sakau, Laisvės TV arba Janutienė, visiškai vienodai, tik skirtingi, hop, mušk dabar šitą. Bet kad atsisėstų ir aiškintųsi, ir dėl to, aš, pavyzdžiui, klausimas tada jau tau skamba taip. O tu tiki, kad galima pakeisti, kai į Seimą renkami žmonės, kurie nežino, kas yra PVM ir tai tampa komiteto pirmininkais, būtent to, ar dar ko nors. Čia kaip Maldeikienė paskirti vadovauti gynybos komitetui. Aš žinau, kad reikia gintis. Ir viskas, ginamės. Aš, pavyzdžiui, galėčiau gintis tik vienu, verkdama ir rėkdama. Šakutė. Dar šakučių turiu. Suprantat, tai priimkim kompetencijas. O žmonės renka žmogų, nežino, ką jis veiks. Bet rūšia, pažiūrėkit, turi kongresas, Congressional Budget Office, turi, o Trumpas vis tiek pateikė projektą, kur sumažinęs mokesčius visiems Amerikos turčiams, padarys visą didžiulį deficitą ant vidutiniokų sprando. Ar jūs tikrai galvojat, kad jiems pavyks? Ne rimtai, nes dabar jau kapitalo rinkose yra truputėlį toksai subruzdimas, kad sakom, žiūrėkit, mes jau šitos skolos nebepanešim. Mes kalbam apie 2,4 trilijono papildomo įsiskolinimo ir doleris krenta. Mes kalbam apie tokį labai labai įdomų ir fundamentalų dalyką, todėl kad pasaulyje, kuriame pagrindinė Amerikos eksporto prekė yra doleris, ne? Ir kur visas prekybos deficitas ratu pargrįžta per kapitalo sąskaitą į tą pačią Ameriką ir aišku, kad į tas turto klases yra suinvestavę visi tie, kurie gyvena iš nevatai Amerikos apvogimo eksportuojant į Ameriką prekes. Čia yra daug dalykų, čia nereikia šito biudžeto, čia jau užtenka tos keistos prekybos politikos, kad jau jinai keltų klausimą, ar gali kapitalo rinkos va šitą tai atlaikyti, jo labiau, kad Kinijos komunistų partija kažkokius judesius su turimais Jungtinių Amerikos valstijų aktyvais taip nelabai demonstratyviai, bet jie matosi. Tai aš turbūt beviltiškiausias dalykas, kurį aš galėčiau bandyti atspėti, kaip toli gali nukeliauti dabartinė, ne administracija, o tie žmonės, kurie dienų gale turi balsuoti. Nes pagal sveiko proto logiką, kai kurie paskyrimai, už kuriuos kongresas pabalsavo, negalėjo įvykti, bet jie įvyko. Taip, kongresas, bet ne senatas. Taip, buvo Elonas Muskas, kuris kiekvieną tokį, kuris dvejodavo prieš tai, aprašydavo Twitteryje ir sakydavo, kad mes pasikalbėsim, paskui labai gražiai pasikalbėjom ir tas balsavimas pasikeisdavo. Tai dabar, kai Elonas yra ne toj pusėje ar kažkur, aš nežinau, kaip viskas atrodys, bet čia mes kalbam ne apie tai, mes čia kalbam apie debato kokybę. Tai institucijos, labai protingi žmonės, kurių mes turim ir universitete vis tiek, ir Lietuvos banke, ir šiaip pasaulyje. Turim ir netgi verslo struktūrose tikrai turim žmonių, kurie adekvačiai artikuliuoja svarbius dalykus. Deja, bet debatas atrodo kitaip. Debatas atrodo taip, kas pirmas paleis kokį kliedesį Facebook'e, kad visi kiti nubėgtų paskui tą, o tada kažkas bandys tai neigti ar kažkaip kitaip pateikti ir jo gerbėjai nubėgs paskui šitą. Deja, bet taip yra. Toks yra debatas. Tai čia... Ir dėl to, aš sakau, Lietuvos atveju, tai Amerikoje, aš, pavyzdžiui, skaitau, prenumeruoju Atlantiką, skaitau Foreign Affairs, dar pasižiūriu, ką nors kitą ir aš suprantu, kas vyksta. Lietuvoje aš atsidarau. Mano geriausias paskutinis buvimas LRT diskusijose buvo šitas Janulevičius, aišku, verkė, nes viskas, visi alkani, pliki basivaikščios verslininkai, kažką apie mokesčių. Piragą kepa, neiškepa, jam viskas blogai. Ir aš sakau, jūs kalbat nesąmonės. Ir tada LRT atjungia man mikrofoną iš viso. Tiesiog per debatus pakviečia tiesą visai kitą temą, atjungia mikrofoną. Suprantat, bet aš vis dėlto noriu pasakyti, kad ar ta kaina, kurią moka ta pati Amerika. Ir mes lygiai taip pat, tik kitais aspektais. Kad neturime... Aš nuklysti tą Ameriką, atsiprašau. Ne. Amerika šiuo atveju yra labai gražus, aš manau, kad labai neblogas pavyzdys bandyti šnekėti apie tai, kad neegzistuoja ekonomikos kaip fenomeno atskirai nuo politikos. Va čia yra dalykas, kuris nuo 2008 metų jau pripažįstamas praktiškai bet kurioje aukštesnio lygio ekonominiai švietimo institucijai. Lietuvoje vis dar egzistuoja tas labai
neoliberalus arba antisovietinis, nesvarbu koks ekonomikos supratimas, yra ekonomikos knygos, viską Mačiuliai palaiko. Aš ne prieš Mačiulį, bet prieš tavo tokį. Mačiulisgi kažkada yra man pasakęs, kai aš Krugmaną išverčiau, tiesa, ne aš sugalvojau, mane užsakė. Jis pasakė, tokios knygos nereikalingos, žmonėmi galva gali visokių minčių ateiti. Mirsiu, nepamirsiu citatos jo. Bet suprantate, tai žmonėms turi į galvą ateiti visokios mintis ir tos mintis turi būti kažkiek racionalizuotos. Man tikrai atrodo, kad mano skaitytojas, šiaip mielo žmogaus, ten stengiasi suprasti viską. Frazė apie tai, kad žmonės nori mažo viešojo sektoriaus neracionalūs, man atrodo, kad žmonės yra iracionalūs. Jiegi Trumpą renka todėl, kad jis jiems simpatiškas. Mes turime aukštą ir gražų, kadangi aš ne politikė, dabar šiaip neaišku kas, tai galiu pasisakyti, mes turime aukštą ir gražų todėl, kad jis yra labai kvailas ir jisai visada labai gerai nuskaito tą tokį kvailumo lygį ir tada viskas vyksta, tame lygyje. Tai man atrodo, kad mes turime, kai aš galvoju apie valstybės gynybą, čia tas vienintelis, kaip aš moku ginti tą valstybę rėkdama. Tai gal tikrai yra laikas kažkaip pradėti tą diskusiją, kad ir partijai, mūsų partijai, gal galiau sėdi 3 konservatoriai, taip? Diskusiją daryti, man neįdomu, ką ten nuknyso tas jūsų Paluckas. Aš nežinau, kam įdomu, jau ten. Ir vėl aš matau, kad partija tiek laiko skyrė, vietoj to, kad imtų žmonėm paaiškintų, tai, ką tu kalbėjai šiandien, kai kurie dalykai yra tikrai daugumai žmonių ir žodžiai nesuprantami. Ir tu, ką kalbėjai, aš padarysiu savo mokytojos darbą, kas man patinka, myliu ir su malonumu, aš išversiu jūsų kalbą. Papasakosiu, patikrinti. Kurią dalį skauda? Kapitalo sąskaita, kas yra, kaip jinai jau, tarsi ne. Jūs rimtai dabar skaitysit paskaitą apie kapitalo sąskaitą? Ne, aš savo skaitytojams paaiškinsiu, kas yra ir kodėl tai juos liečia. Čia aš jūs nekaltinu nieko, bet partija turėtų turėti, kaip partija, jinai turėtų kažkaip su tais žmonėmis dirbti būtent tame lygyje, kad žmonės suprastų, kad tie sudėtingi dalykai, kurie ten kažkur tai vyksta, kad tai yra apie jų gyvenimus. Aš ir noriu paklausti apie gyvenimus, truputėlį. Bet tai tu visą laiką klausi apie gyvenimus, kaip bus nuskriaustas žmogus, kuris gauna dividendų 850 tūkstančių, lyg tai Paluckas gavo pernai. Svarbu, kiek jisai gavo. Gervę tą įsteigti, tai už tai ir gavo tų dividendų. Aš galvoju. Statinis kapitalas toks didelis. Kas įdomiausia, aš galvoju, kam jis tiek pasiėmė. Tai aš irgi noriu truputėlį į ateitį ir apie tuos konservatorius, kad jie galėtų truputėlį formuluoti savo tą tokį ilgesnį žvilgsnį, o ne tik tai apie dabartį kalbėti. Tai dabar mes turime gynybą, ar ne? Gynyba yra didysis iššūkis, jūsų vyriausybei buvo didys be pandemijos ir be kitų dalykų, kur ten buvo pakankamai, bet gynyba yra didysis iššūkis dabar. Bet mes turim dar kitus, mano nuomonė, 2 nemažiau svarbius iššūkius. Tai 28 metais pasibaigsianti ES struktūrinių fondų parama, kuri šiemetinėme biudžete sudaro 2,5 milijardo eurų iš bendro 19 milijardų biudžeto, tai yra maždaug 13% Lietuvos biudžeto yra ES struktūrinių fondų lėšus, kurių mes neteksime, jeigu aš teisingai suprantu, jeigu pasieksime 90% nuo ES vidurkio vienam žmogui BVP, ar ne? Ne visai taip. Ne visai taip, bet jūs pataisysite mane, kas ten. Ir gerai, ta prasme, tvarkoj. Aš tai irgi paskaičiau. Ir tada kitas iššūkis yra, kurį ta pati valstybės kontrolė įvardino čia prieš keletą mėnesių savo paskelbtoje valstybės finansų perspektyvoje, kur aš pacituosiu kelis dalykus. Reiškia, jie vertina laikotarpį nuo dabar iki 50 metų ir sako, kad su senėjimu susijusios išlaidos padidės iki 50 metų 3,1% nuo BVP. Reiškia, mes dar papildomai 3,1% nuo BVP turėsime surinkti vien tam, kad padengti su senėjimu susijusias išlaidas. Ir kitas dalykas, kurį jie sako, tai yra, jeigu šitiems dalykams skolinsimės, o nedarysime mokestinių pakeitimų, kurie didintų biudžeto pajamas,
tai skolos aptarnavimas 50 metais kainuos lygiai 2 procentais brangiau negu kainuoja dabar. Tai reiškia 2 procentais nuo BVP. Jeigu dabar yra 2 procentiniais punktais nuo BVP. Tai mes turime ką? Mes turime 3,1 procento su senėjimu susijusių papildomų išlaidų. Jeigu jų nefinansuojame tvariais mokestiniais pokyčiais, turėsime dar palūkanų krūvą. Ir aš abejoju, ar valstybės kontrolė įtraukė į savo domėn tame vertinime tai, kad bus vis sunkiau pasiskolinti ir tai kainuos vis brangiau. Bet nesvarbu. Tai 5 procentai papildomai iki 50 metų, kur reikės turėti tas pajamas, ar ne? Ir čia kyla klausimas, ar tik tai apie gynybą reikėtų šnekėti, ar reikėtų šnekėti ir apie tą tolimesnę perspektyvą, bet jūs kaip politikai tikriausiai geriau žinote, ar verta iš viso šnekėti tokiomis perspektyvomis, nes galbūt žmonės į tai nereaguoja, ar nekreipia dėmesio. Verta, bet tikėtis, kad būsi labai išgirstas, reikia santūriai, nes aš labai mėgstu tą posakį apie tai, kas skiria gerą politiką nuo blogo politiko. Tai blogas politikas galvoja apie būsimus rinkimus, o geras politikas galvoja apie būsimas kartas. Tai va tai, ką jūs kalbate, yra būsimos kartos. Bet galvoti apie būsimas kartas yra sunku ir labai dažnai neapsimoka. Politinio ciklo prasme. Aš tą neapsimoka, sakau kabutėse, nes aš vis tiek manau, kad tą daryti reikia, nepaisant to, kad tau tai kainuoja ir greičiausiai kainuos politiškai. Todėl, kad su žmonėmis sunku kalbėti, mums sunku kalbėti apie tą immediate dalyką, ne apie viešąjį sektorių dabar, apie tai, ko mums trūksta dabar, kad ten mums trūksta kokių nors asistentų neįgaliesiems, kad mums trūksta kažkokios infrastruktūros ar dar kažkokių tai dalykų. Kažkam trūksta, kažkam netrūksta, kažkas nelabai įsivaizduoja, kam to reikia, kažkam to nereikia, kažkam labai to reikia. Nu, o galvoti apie dalykus, kurie bus 50 metais, va tuoj vyriausybė išleis visus į laisvą plaukiojimą iš antros pakopos pensijų sistemos. Ir mes pamatysim labai greitai, kiek žmonių iš viso yra linkę galvoti apie tai, kas bus jiems net ne 50-aisiais, o galbūt truputėlį anksčiau. Anuitetų pratęsimas sumažėjo 60 procentų. Nei kiek nebejoju, todėl kad tų žmonių, kurie išeis, sprendimas paveiks ir tuos žmonės, kurie niekada negalvojo išeiti. Ir apie tai niekas iš vis negalvoja. Bet čia bus gana charakteringas dalykas, nes ir matysis, kokie bus priimti sprendimai ir greičiausiai bus priimti sprendimai, jie nesikeis kažkaip, nebus skirtingi labai nuo to, kas įvyko Estijoje, kur žmonės išleido tuos pinigus vartojimui ir viskas tuo pasibaigė. Nedidelės sumos daugumoje. Daugumoje daug. Ne, tai dėl to skirtingi dalykai, kaip tu paveiksi ekonomiką ir kaip tam žmogui. Dėl to jie sugriaus sistemą, masėje paveiks ekonomiką negeruoju būdu ir niekaip nepaveiks tų žmonių finansinės padėties. Nu, ta prasme, jiems niekaip gyvenimas nepagerės. Blogins jų ilgalaikę perspektyvą. Ilgainiui taip. Tai ta diskusija apie senėjimo iššūkius yra, net apie gynybą, kuri yra iššūkis dabar, šiandien, šiuo metu, vis tiek kaip vyksta diskusija. Pasiskolinsim. Ir viskas. Tai ten iš vis ten kažkas pasiskolins tais 50 metais. Kodėl dabartiniai politikai, ir aš čia ne apie save kalbu, tiesiog kalbu apie mąstymo logiką. Kodėl tu dabar turi galvoti apie tai, kas bus po 20 metų, kai tu dabar padarysi kažkokius dalykus, jie bus po 20 metų ir tau niekas tada nepasakys ačiū. Nes tu gal jau ir numiręs būsi. Čia jau kaip Dievas duos, bet tai geriau galvoti apie dabar ir dalis politikų jie iš tikrųjų masto, jie nėra tokie blogi žmonės, kaip kartais galima galvoti, kad nemasto apie ateitį. Jie galvoja taip, aš dabar nedarysiu šitų dalykų, tada mane perrinks, tada aš darysiu, nes tas laikas jau artės ir ten vis labiau ir labiau darysis mano problema. Bet taip veikia vidutinis statistinis politikas, joba, kad, matotgi tuos žmonės, matot jų kalbas, matot jų patirtis gyvenimo, matot jų CV, mąstyti apie energetikos transformaciją, apie vandenilio technologijas, apie demografinius iššūkius, apie
kartos pramonės revoliuciją, apie tai, ką tai gali reikšti produktyvumui ir kiek, sakykime, čia yra kažkokių pokyčių šaltinis, apie klimato kaitą. Jau dabar klimato kaitos viskas, nebėra. Viskas užkišom. Nebėra virusų nebėra. Virusų nebėra. Amerikoje nėra virusų. Klimato kaitos nebėra, nes tai yra labai sudėtingi dalykai. Tu labai turi kliautis ekspertų nuomonę, o mes gyvename laikais, kai ne tik politikai neturi autoriteto, ekspertai nebeturi autoriteto. Nes niekas nebėra autoritetas, nes autoritetas gali būti tas, kuris turi 10 milijonų sekėjų Twitteryje ir parašo bele kokią nesąmonę ir he did his own research. Jisai padarė tyrimą ir jisai žino, kad nebus taip 50 metais, kaip sako valstybės kontrolė. Ir papūskit. Ir tokiam debate reikia tikrai labai daug kantrybės ir tokio pasiryžimo, kaip pasakyti, pasiryžimo sumokėti kainą, politinę kainą, jeigu tu tikrai nori padaryti kažkokius dalykus. Tu tiesiog juos darai ir supranti, kad prapilsi rinkimus. Kai kurie taip darė. Viešpatė, bet kartais taip gera prapilti rinkimus, tada galima pradėti gyventi. Aš turiu daug patirties. Aš nepralaimėjau lik ir nebenu, bet aš dabar, kai nebesu, niekas laimėjo. Galima paklausti, Aušra bandė klausti apie tai, susitarkime pagaliau, ar ne? Buvo jūsų šūkis pirmojoje prezidentiniai kampanijoje. Kodėl nepaėjo? Todėl, kad per sudėtingi dalykai. Todėl, kad valstybė turi kažkaip išspręsti, kad visiems visko būtų ir niekam nieko už tai nebūtų. Ir tiek. Ir galima iš esmės tai padaryti. Turbūt, aišku, tai reikalauja tokio, kaip pasakyti, tai reikalauja aplinkybių, kurių Lietuvoje veikiausiai nebus. Įsivaizduokit, yra politinė jėga, kuri labai aiškiai žino, ką jinai nori padaryti dėl artimiausių 4 metų ir dėl tų 24 iki 50-ųjų. Jinai ateina su ta programa, laimi, tą programą įgyvendina, gali būti, kad pakeliui susidegina, todėl kad yra sprendimai, kurie yra nepopuliarūs, bet jie yra priimti, nepopuliarūs, tu prisiemi politinę atsakomybę ir aš labai tikiu tuo, ką darau, aš tikrai žinau, kad šito reikia. Aš bandysiu jums įrodyti, gali būti, kad dalis žmonių nepatikės ir per kitus rinkimus ateis kažkokie kiti žmonės, bet tada tikimybė, kad tie žmonės, jie gal per kampaniją sakys, kad jie viską pakeis, bet tada greičiausiai, ypač artėjant tiem 50 metam, labai didelių pokyčių iš tikrųjų neįvyks. Nes kažkur pasąmoniai vis vien ir kitoj politinėje jėgoje, nebent tai jau bus visiškai kažkokie marginalai ir puspročiai, toj oponuojančioj politinėje jėgoje greičiausiai bus pakankamai kažkokio, bent jau tokio būriško suvokimo, kad yra dalykai, kurių judinti nereikia. Taip kaip PVM tarifas buvo nesumažintas per visą šitą laiką, nors 3 vyriausybės buvo. Tęstinumas kažkoks. 3 vyriausybės buvo ir jos labai aiškiai suprato, jūs negali sau leisti šito padaryti, nes tiesiog negali. Ir nepadarė. Nes tada reikės tvarkyti dividendus. Aš suprantu, kas jūs stabdė, bet, ta prasme, kad regresyvu. Kad tikrai mažinsim, bet tu supranti, kad ateit tiesiog ir sumažinti. Dabar kalba buvo apie tai, kad didinti, bet nei jūsų vyriausybė, nei dabartinė nesiūlo to daryti. Todėl, kad yra pirmiausia kiti dalykai, dėl kurių būtų gerai susitart ir juos spręsti, o paskui jeigu tu... Kiek galima ant pensininkų per PVM užmėginti? Lengviausias būdas, visame buvo lengviausias būdas. Bet mes ir taip turim vartojimo mokesčius. Tas būdas galėtų... Ne, tai krizės metu... Jis turėjo ir nemažą ekonominę logiką, todėl kad jis eksporto neveikia pridėtinės vertės mokestis. Palauk, bet tais metais milijardas litų dingo dėl to, kad GPM sumažino. Taip, tuo metu sumažino GPM. Sumažino GPM 8 metais. Taip, ir dingo milijardas ir tada reikėjo gražinti. Tai gražino kitaip. Tiesa. Tai ten buvo... Čia tą momentą labai svarbu prisiminti. Buvo kitas dalykas, bet aš ne tą noriu pasakyti. Aš noriu pasakyti, kad tas perimamumas iš tikrųjų jisai kažkuria prasme laikytųsi. Bet Lietuvoje niekada taip nebus dėl to, kad paskutinę vyriausybę be koalicijos mes turėjom 92 metais, kai buvo LDDP valdžia. Jau paskui net ir ta Tėvynės sąjungos dauguma buvo iš Tėvynės sąjungos, iš konservatorių ir krikdemų, o paskui jau visą laiką turim koaliciją, kur yra bent jau 3, kartais ir 4 partijos. Ir tokiose koalicijose, ta prasme, tu visada turi tą chicken game, ta prasme, kur kas nors pradeda išnaudoti šiaip gerų dalykų darbotvarkę prieš tave.
Ir susitarti, turėti va tiek komfortišką koaliciją, su kuria tu gali susitarti dėl kažkokių labai ilgalaikių darbų, aš manau, kad tai yra labiau tokia svajonė, negu kad artimiausio laikotarpio kokia nors politinė realybė. Todėl, kad kažkokius mažus dalykus taktiniam lygmenį gal kartais ir pavyksta paspręsti ir pavyks, bet tokių fundamentalių dalykų, kur reikėtų įmerkti savo reputaciją 20 metų perspektyvai, nebūtinai daug bus norinčių. Ir po 20 metų niekas neprisimins, kad tu buvai tas, tas nesvarbu. Tas nesvarbu. Čia jau paskutinis mano klausimas. Jeigu ta prasme, tai, ką jūs dabar sakote, tai iš esmės reiškia, kad tokios sistemingos mokesčių peržiūros, o ne lopimo, kaip iki šiol visą laiką vykdavo, mes vis pataisom tą gyvulių ūkį, nuo to jis dar labiau sudėtingėja, bet įgyvendint tokią sistemingą mokesčių reformą, aš suprantu, jūs nesate didelė optimistė, būtent dėl to, ką prieš tai pasakėte, kad ta koalicinė politika iš esmės sugriauna. Aš norėčiau klysti, bet galiu ir iš savo patirties, kur irgi negali pasakyti, kad ten jau buvo labai comprehensive reforma, bet buvo tam tikrų fundamentalių dalykų išsprendimo taip pat. Bet yra politikų, kurie yra pasiryžę savo prisimti riziką reputacinę, kad nepatiks kažkam, kritikuos, barsis, bet tu supranti, kad vis tiek tą reikia padaryti ir kad bus dienų gale geriau negu yra šiandien, bet taip jau yra, tokia yra realybė, kad tada prieš tave veikia ne tik tie, kurie yra tavo oponentai, bet ir tie, kurie yra tavo kolegos ar bendradarbiai. Irgi gali veikti galbūt ne taip grubiai ar ne taip stipriai, bet vien tuo, kad, pavyzdžiui, neparemia projektų, kuriuos pateikia vyriausybė Seime, tai jau rodo iš esmės tai, kad tie sprendimai negali būti priimti. Ir aš čia nenoriu nieką pirštu rodyti ar kažkuo skųstis, tiesiog tokia yra politinė logika, nes net tie, kurie yra koalicijoje bendražygiai, rinkimuose yra konkurentai. Ir tada visą laiką yra toks skaičiavimas, ypatingai, tarkim, mažesnių koalicijos partnerių visose koalicijose, šitoj taip pat ir ankstesnėse koalicijose, kad galbūt galima kažką laimėti perimant dalį tos pačios krypties, to paties galbūt tokio matymo rinkėjų. Ir per daug nerizikuojant, būti tokiu gelbėtoju, būti tokiu Mr. Feelgood, su tom gerom naujienom ateiti kažką, vietoj to, kad ieškoti kokio nors kompromiso, nusakyti, kad mokesčiai yra blogai, čia nereikia, čia sugrius Lietuva, bet tuo pačiu metu tai netrukdo paprastai tiem koalicijos partneriam būti už įvairias geras viešasias paslaugas ir kitus gerus dalykus. Aš tai klausimą neturiu. Visi mes jau artėjom į pabaigą, tai aš pasakysiu, bet man patinka šitą diskusiją, gal iš visų, kuriuos mes turėjom labiausiai, kad mes kažkaip suprantam vienas kitas šneka, ar supranta mūsų klausytojai, čia jau klausimas, bet aš pasistengsiu ten padėti kai kuriems, kam bus įdomu paaiškinti. Kur problemos klausimas buvo. Sakė, kad jį yra vaikščiojantis stereotipas, tai, ta prasme, tai arogancija. Tai tiesiog, kažkas šitoje šalyje mano, kad vienas baisiausių dalykų, ką Lietuva padarė, tai sugalvojo šūkį, kuris iš esmės parodė, kad jinai yra protiškai neįgali. Padarykime mokytojus prestižinę profesiją. Mokytojas tiesiog gimsta prestižinę profesiją. Mokytojas yra prestižinė profesija pagal apibrėžimą. Ir jeigu tau reikia tokio šūkio, reiškia pas su smegenim blogai. Tai aš grįžtu prie to, kad aš padirbėsiu mokytoją ir pabandysiu pereiškinti, kas čia buvo kalbėta. Galbūt man tiesiog pačiai įdomu. Bet man patinka, mes priėjom išvados, kad ne taip viskas paprasta. Pasaulis yra gerokai sudėtingesnis negu vien juodas ir baltas, o dabar mes, tarp kitko, viešoje erdvėje, tikrai aš Lietuvoje tą labai jaučiu, yra juoda ir balta. Dėl priešų, tai kaip Čerčilis sakė, nežinau, ar tikrai netikrinau, bet ta mintis man žiauriai patinka. Didžiausi priešai sėdi tavo partijoje, nes tu vienam sąraše su jais turi kautis dėl savo vietos. Bet ta prasme, kad iš tikrųjų man labai norėtųsi, kad mano tauta pradėtų suprasti, kad nėra labai paprastų atsakymų. Kad yra, jeigu tu, kad ir su tos, šiandien gražiai tai buvo išryšta ir iš dalies čia man jau buvo, aš prisimu, nekaltė, bet tokio, tikrai nepagalvojau, kad jeigu nėra taip paprasta parašyti pajamų, kas yra pajamos ir pagal tai padaryti įstatymą, nesueis galai ir
Tai tiesiog suprasti, kad reikia ieškoti kompromisų. Jo, bet man atrodo, kad vis tiek čia būtų didelė tuštybė galvoti, kad mes čia esam kažkokie unikalūs labai. Nes vis tiek prie visų šitų apribojimų ir prie visų šitų trūkumų, nu dar Lietuvoje tokio mes gerėjam. Visiškai tokio buko populistinio debato, kuris dėja, bet jau kartais pasitaiko kitose valstybėse, kur jau ten, nu, nebe... Nu, bet aš vat bijau, kad mes labai smarkiai tą nebe kartais atrodo jau visiškai nebesupranti, jau pradedi savim abejoti ir viskuo... Nu, virusų net šaukia. Viskuo, ką skaitai ir viskuo, ką žinojai. Bet, nu, man atrodo, kad čia tos realybės problema, dabartinės realybės, kuri yra tokia ir aš nematau šanso, kad jinai artimiausiu metu pasikeis, kai iš esmės praradę autoritetą yra visi tie, kas kuo anksčiau buvo galima kliautis kaip autoritetu. Politikai, nu, tuščia jau čia, žinai, čia, taip sakant, čia jau ta politikos savybė, kad mes patys išrenkam ir paskui patys nekenčiam. Tai čia tuščia jo. Bet ekspertai, kas ypač per COVID pasimatė. Va tas matėsi labiausiai per COVID, kai žmonės, kurie yra mokslo žmonės, kurie aiškino mokslinius dalykus, buvo iš esmės nuneigti žmonių, kurie nežino nei kas yra virusas, nei apie ką su juo valgyti, bet nu, va, jie tiesiog jie mano, kad yra ekspertai ir tą ekspertizę išplėstinai transliuoja per visokius YouTube'us ir taip toliau. Žiniasklaida ta pati, kuri nebeanalizuoja dalykų, ji tik tai bėga paskui tai, kas įvyko, skirt laiko rašyti čia kažkokias va tokias kalbinti taip, kad tu kalbintum, o ne kad tėškė tas šitaip, šitas rėžė anaip, parašiau straipsnį maždaug pusei minutės skaitimo, nes tiek maždaug įsivaizduoju, kad kas nors gali skaityti, bet tau ir visa mokesčių reforma. Nei kur pradžia tų mokesčių, nei kur pabaiga, nei kam iš vis mokesčiai egzistuoja, nei, nu, ta prasme, nei tai, kad mūsų pageidavimas turėti geresnės viešasias paslaugas, nu, jis yra iš esmės natūralus, todėl kad čia turtėjančiai visuomeniai yra normalu norėti didesnio viešojo sektoriaus negu mažesnio. Nu taip kaip tu nori didesnio namo, didesnės mašinos, kažkokių kitų geresnių. Ta prasme, čia yra nepatinka žmonėm tas, bet tai yra prekė. Nu ta prasme, tai yra daiktas, kurį tu vartoji ir tai yra normali prekė pagal ekonominį apibrėžimą, tąja prasme, kad tau norisi geresnės kokybės dalykų visame kame, įskaitant ir tame, ką tau užtikrina viešasis sektorius, geresnių kelių. Jeigu tau tiko, kad šviečia kas 5 šviestuvas tada, kada 90 metais Lietuva nepriklausomybę atgavo ir buvo blokada, nu dabar nebetinka, bet tai kainuoja. Ir va šitie dalykai kažkaip jie taip ir neprasimuša pro debatą. Aišku, tą debatą apsunkina, kad ten politikoje karts nuo karto kas nors į savo kišenę įdeda, kas nepriklauso ir taip toliau. Ir tas, aišku, žmonės erzina ir duoda tokį labai lengvą nubėgimą į tą temą, kad maždaug baikit vogti ir visiems visko bus. Ne? Bet vis tiek mes tobulėjam, nes pavyzdžiui jau per pastaruosius turbūt 2 rinkimus negirdėjau pažado viską padidinti sumažinus biurokratų skaičių. Tai jau sakyčiau, kad čia jau yra progresas, nes tiek, kiek aš dirbau viešajam sektoriuje, dirbau nuo 97 metų, aš šitą girdėdavau kiekvieną kartą ir visada norėdavau nusišaut ir vis dėlto tas ilgametis kabinimas, kiek kainuoja Seimas, ir kiek sumažinti Seimo narių skaičiumi X galima padidinti pensiją, nu vis dėlto tas mokymas kažką davė. Taip, nes buvom suskaičiavę net 1 cento neišeis padidėti. Tai man skamba optimistiškai, kad jūs vis tik tai matote kažkokią prošvaistę. Vienas iš mūsų pašnekovų čionais profesorius RK tai sakė, kad ideokratija tik gilėja ir man tai iš tikrųjų irgi toksai labiau įspūdis, kad ideokratija gilėja. Bet ačiū, kad esate ir ačiū, kad atėjote savo turbūt perkrautoj darbotvarkėj radot laiko. Ir čia yra paskutinis mūsų pašnekesys prieš išeinant vasaros atostogų, tai mes grįšim rudenį, tikiuosi, kad vėl pas mus ateisite ir aptarsim politinės aktualijas.